Taigi sveiki visi atvykę į mano naują vlogą ir vėl aš pradedu savo vlogą ryte, bet jau labai pasilgau filmuoti ir jau labai noriu filmuoti šiandienos dieną, tai tikriausiai daily vlogas bus ir šiandien keliausiu į Šiaulius apsipirkti. Jau labai senai buvau, labai pasilgau nuvažiuoti į Akropolį, tai važiuosiu su palyda, bet tikriausiai jos nepamatysite, nes tas žmogus nelabai mėgsta filmuotis. Tai šiandien turiu išeiginę ir vėl trečiadienis. Tai nusprendžiau, kad noriu pafilmuoti savo visą dieną ir noriu pasigirti, kad vakar gavau labai gražių gėlyčių nuo savo vaikinuko, tiesiog be progos. Aišku, aš buvau užsiminusi kažkada, kad norėčiau, tai žinojau vis tiek, kokių ir žiauriai skaniai kvepia iš tikrųjų. Tai vakar buvo labai fainiai. Tai dar užsisakėme pizzą, tai pasidarėme tokia kaip vakarienė. Tai va tiek žinių, keliausiu aš valgyti, nes turiu valandą laiko pavalgyti, susiruošti, apsirengti, nes nežinau net koks oras laukia, nes tikriausiai šalta, rodo tik 15 šilumos. Tai tikriausiai bus džinsai, megztinis, žodžiu. Jo, ir kadangi senai filmavau, tai tikriausiai nematėte mano naujų nagų. Tai viena ranka tokia ir kita su kitu paveikslėliu. Nežinau, ar matosi, bet visas naujienas reikia pasakyti. Labai pasilgusi esu išsikalbėti iš tikrųjų. Tai va, dėl to čia ir pliurpiu nuo ryto, tai keliauju dabar pasidaryti kavukės ir žiūrėsim, ką toliau čia veiksim. Kadangi vakar, kaip ir sakiau, buvom užsisakę piciukę, tai šiandien pusrytukams bus piciukė. Kapri iš Nemo. Tai pabandžiau pirmą kartą užsisakyti kažkokią kitokią pizzą, nes kažkaip tą pizzą, kurią pagrindinę visą laiką sakydavomės, padarydavo kažkaip neskaniai. Ir dar šita pizzikė gavosi žymiai pigiau nei ana, kurią visą laiką sakydavome su barbecue. Žodžiu, dabar pasiėmiau tiesiog paprastą, kuri yra pigesnė. Julija, aišku, Havajų mėgstamiausia su ananasais. O aš dar nebuvau iš ten ragavusi šitos. Tai nebloga šiaip piciukė. Nebloga. Gal net ir imčiau antrą kartą iš tikrųjų. Tai vat bus mano pusrytukai. Tvarkausi truputėlį savo gėlytes. Tai žodžiu, išsipyniojau jas iš popieriaus, nes jos būna dažniausiai suspaustos tame popieriuje. Ir kiekvieną gėlytę truputėlį pakarpau, aišku, pasikeičiu vandenį ir toliau jas gražiai sudedu. Ir tada jos ilgiau laikysis. Bet va šitos jūs neįsivaizduojat, kaip kvepia. Oi dieve, tokiu skaniu kvapu, tokiu kaip muiliukas koks būtų. Žiauriai skaniai. Oi, madoj, linksminkis gamtoj. Ir šitos kvepia. Bus realiai taip pat kaip ir jos neišpakuotos, bet tiesiog jos laisviau jausis.
dienos pasaką. Va. Va. Tas rožinės belė kaip skaniai kvepia. Mano betvarkiai. Jo, aš jas atgal padėti. Tikiuosi kažkiek šiandien saulės joms įeis. Nes aš jas visą laiką laikau čia ant stalo. Tai visą laiką labai mažai. Visą laiką labai mažai įeina. Bet dabar paliksiu jas čia. Ir daugiau žiūrėsiu. Jeigu jau jom bus labai blogai, tai tada dėsiu čia ant palangės. Bet gal ir taip įeis joms truputėlį tos šviesos. Bet šiaip čia kažkaip šitam kambaryje tai... Nu daugiau čia įeina. Savo kambarį iš vis negalėčiau laikyti, nes ten 2, 4, 7 uždaryti ruletai. Tai žodžiu, dabar turiu tik pusę valandos. Tai eisiu greitai dabar ruoštis, rengti, žiūrėti, nes nesuprantu, kas per oras. Tipo šalta, bet dabar saulė išlindo. Tai gal dėsius kokius džinsus ir bliuskelę gal kokią ir kažką ant viršaus, net nežinau. Bet žodžiu, daug yra ką nusipirkti. Ir šiandien vėl man nuskaičiavo ta Adobe pinigus. Aš net nežinau, ką daryti, man kažkaip reiks gal į banką parašyti, arba kažkaip nueiti, nežinau net kada čia reikės nueiti, nes dabar jau po šiandienos dirbsiu, gal vakare kokį, nes, nu žodžiu, jeigu tu tik tais įsidedi sąskaitą pinigų, viskas, ateina kitas mėnuo ir tau nuskaito vos ne 100 eurų. Tai aš tokia durna buvau, kad aš norėjau užsisubinti tą... Kaip dabar jis? Photoshopą, žodžiu, kad ten kažkaip mačiau, kad labai gražiai gali pasidaryti thumbnailus. Tai ten reikia labai mokytis ir jis tikrai neverts yra 100 eurų, nes aš jo vapšiai net nenaudoju. Ir dabar man, kaip ir sakiau, kad kai įsidedu pinigų, visą laiką nuskaičiuoja. Tai dabar va vėl, net ne mano pinigai buvo, o Juliaus. Ir nuskaičiavom. Na ir ką, ir būsim dabar be 100 eurų, na nieko, bet žodžiu, reikia kažką daryti, nes man jau atsibodo. Viskas einu rengtis, baigiu pliurpti. Na, aš, žinokit, labai esu jūsų išsiilgusi, todėl čia dabar tiek daug visko pasakoju, nes kažkaip retai dabar, kai darau tos vlogus, tai reikia visas naujienas sužinoti jums, kai man sekasi, ką aš veikiu, kas vyksta pas mane, tai vat. Žiauriai džiaugiuosi, kad šiandien filmuoju tą video, nes jau aš pasiilgau su tą kamerą vaikščiot, viską rodyti ir šiandien būtinai jums parodysiu holiuką, ką nusipirksiu iš Šiaulių. Keliauju ruoštis jau. Nu žodžiu, apsirengiau va taip va, pasidažiau, plaukiukai mano. Nu žodžiu, visai neblogai dar, jaučiu mausios kožą arba kokį nors megztinį, bet jau nebeturiu laiko, tai apsirengiu ir jau varau, tai tikriausiai sutiksime traukinį. Tai kietai. Naujienos tokios, kad apėjom beveik visas parduotuvės ir nieko gero iš vis, ta prasme, yra pilna išpardavimų, bet nieko gero iš vis nėra. Keletą dalykėlių nusipirkau, tai net nežinau, kaip čia reiks kokias nors dovanas nupirkti ar dar kažką, nes tuščia iš vis, ta prasme, arba pusė parduotuvių yra tiesiog vasariški rūbai, kur dar net nieko ant rudenio nėra ir nieko nėra ką rasti. Tai realiai atvarėm į Akrą tik dėl to, kad pavalgyti. Nu, nusipirkau keletą dalykėlių, tai vėliau parodysiu, bet šiaip tai nieko gero.
Yummy. Nu viso, jau baigėsi mūsų šopinimai. Keliaujame dabar į traukinį. Tai viską, ką nusipirkau, yra šiame maišiuke. Tai tikrai galite suprasti, kad labai nedaug. Bet grįžus jums parodysiu. Ką galiu pasakyti, nežinau, ar dar kada varysiu daugiau Lapšėje Akropolį. Nu, Saulės mies gal dar, bet Akropolis tai tikrai, atsiprašom, šūdų krūva. Nieko ten iš vis nėra. Grinai nieko. Tai aš pasiliksiu gal prie Šeino. Ten aš kažkaip viską randu, o čia tai nelabai. Tai va dabar dar turėsime laiko, tai eisim dar pasėdėti. Ir tada varysime jau namo. Na tai sveiki grįžę į mano vlogą. Tai jau grįžau namo pagaliau. Po tokios ilgos dienos, tai noriu parodyti savo holiuką, kągi aš nusipirkau, bet iš tikrųjų tai nieko daug, tai realiai radau tik dovanas, kurių man reikėjo, bet žodžiu. Nusipirkau į savo gimtadienį skaičius 2. Buvau dar vienus nusipirkus, tai parodysiu. Buvau nusipirkusi tokius, bet jie gal truputėlį per maži, tai žiūrėsiu, kurie gražiau atrodys ant torto. Bet tikriausiai, kad dėsiu šituos, nes visą laiką norėjau kažkokių gražių. Ir dar baltas tortas bus, tai manau, gal šitie labiau gražiau atrodys nei šitie. O jeigu šitie liks laisvi, tai kur nors naudosiu arba gal kitais metais kam nors padovanosiu. Tuomet nusipirkau labai gražų popierių, kuris toks va mirgu margu. Tai pakuoti. Toliau nusipirkau dar, aš jau pradėjau viską pirkti savo gimtadienį. Kas nežinau, tai mano gimtadienis bus spalio 3, tai kai jis ateis, galėsite mane pasveikinti. Tai aš jau prieš 2 savaitės pradėjau viską planuotis, viską pirktis. Gavau pinigėlius savo algą, jau perkuosi alkoholį, nes kad paskiau vis tiek ant galo gausius, jog pirksiu sodybą bei kubilą. Tai tie pinigėliai kiti iš kitos algos bus skirti ten. Ir žodžiu, dar nusipirkau tokius 3 skiautalus. Tai čia irgi bus tikriausiai dovanų. Ir šiaip aš net negalvojau, kad Lietuvoje tokių yra mažiukų ir dar jie gan nebrangus. Tai tiesiog nusipirkau, nes šiaip man patinka juos kolekcionuoti, nes buvau parsivežusi ir iš užsienio. Taip, daugiau čia nieko neturiu, daugiau šitos maišelės. Žodžiu, nusipirkau tokį gražų dalykėlį, labai fainą. Ir dar tos citrinytės, tai aš jau labai norėjau naujo, labai fainas dalykėlis. Tuomet nusipirkau 2 bombas, kurios belekaip skaniai kvepia. Žodžiu, yra dalykėliai, kurių negaliu taip normaliai rodyti, nes realiai sakau, kad viską, ką šiandien nusipirkau, buvo vos nedovanos. Tai ką nusipirkau dar savo, tai tušą. Iš Maybelline. Bet nesupratau, visi tušai buvo atidaryti. Tai aš nežinau, ar jie bus geri ar ne. Bet jis šiaip kainuoja, man atrodo, apie 14 eurų. Jam buvo akcija, dabar yra Eurokose tik 8 eurai. Tuomet įkalbino mane nusipirkti štai tokį lūpų balzamą. Bet nežinau, ar jis man labai patinka. Virš 3 eurų, tipolė jis turėtų putlinti lūpas, bet nežinau, aš jau stepiau, man labai greitai jisai dingo. Ir daugiau dar gavau dovanų štai tokį, nežinau, kas čia yra, bet toks irgi kaip... Jo, tušas. O, tai turėsiu 2 tušus. Jo, daugiau dar buvau nusipirkusi 2 skysčius. Vienas yra kupriniai. Ir maikutė, štai tokia paprasta juoda į darbą. Nežinau, ar jį man tiks, bet tiesiog S dydžio tokia paprasta maikelė. Ir viskas toks holas.
Nu jo, tai ten, kur sajūga negaliu rodyti, ten dovanėlės visokios. Na ir šiaip čia realiai viskas yra dovanėlės. Keletą dalykėlių man. Atsirinksiu, kas kaip. Ir va tiek, va toks soliukas, net nėra realiai ką rodyti, bet išleidau gan nemažai. Tai va, sakau, dar bankelės kelias nusipirkau. Tai žodžiu, kaupiu jau savo atsargas. Tai tikriausiai sekantis mano video bus Sheino haulas. Tai ten parodysiu viską, ką nusipirkau gimtadieniui, nes užsisakiau ten viską tiesiog gimtadieniui. Gavau pinigėlių iš YouTube savo pirmus ir užsisakiau gimtadieniui viską, nes tikrai ten verta. Nes, pavyzdžiui, balionai tikrai labiau verta pirkti iš ten, nes yra tikrai labai geros kokybės. Tik 1,50 € už 10 balionų ir dar kai yra tokios akcijos, tai jeigu žada daryti savo gimtadienį kokią rugsėjį, spalį ar lapkritį ar net ir žiemą, tai galite jau pradėti pirktis, nes tikrai rekomenduoju, tai pamatysite visą kitame mano video. Tikriausiai, kad tai bus sekantis video. Pasistengsiu nufilmuoti dar šią savaitę, kai turėsiu laisvesnio laiko, o šiandien vat tokia dienelė išeiginė, tokia busy dienelė, visą dieną praleidau Šiauliuose, bet tikrai, ką galiu pasakyti, nieko gero. Visi rūbai vasariški, nu, gal ten buvo keletas tokių rudeninių, bet tikrai nėra net ką žiūrėti ir nieko gero, tai man atrodo, aš jau ten vėl po daug laiko nebent apsilankysiu, nes dabar net kai buvau grįžusi iš Airijos, dar nei vieną kartą nebuvau tenais. Na tai vat, tai tik tiek. Man atrodo. Nu kaip ir radau viską, ko norėjau iš tikrųjų, bet nepasakyčiau, kad čia labai daug ką radau. Tai tiek. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrėjote, tikriausiai jau viskas, šiandien nieko nebeveiksiu, tai galbūt eisiu editinti šitą video, galvoju, kad dar eisiu daryti valgyti, bet tikriausiai, kad ne, nes jau pavargau ir jau yra 7:30. Tai vis tiek reiks eiti ilsėtis, viską susikrauti, viską susižiūrėti, kaip čia su tom dovanom. Ir keliausiu miegot. Ir tiek. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirškite paspausti patinka ir būtinai subscribant šito video. Mane galite pasiekti Instagram'e ir TikTok'e. Viską paliksiu tiek čia, tiek video aprašyme. Ten būnu aktyvesnė. Viską galite sužinoti, kada kokie video, kada galbūt negaliu įkelti video. Tai viskas plačiau ten, bet to ačiū, jūsų labai daugėja tiek Instagram'e, tiek YouTube'e. Tai aš irgi stengiuosi dėl jūsų. Viskas. Nebepliurpsiu, nors labai jūsų pasiilgau ir sėdėti prieš kamerą ir kalbėti, bet viskas. Šiandien mano vlogas baigtas. Iki!